Ką, pradedam dar vieną konteinerį. Va, tai pirmą mašinėlę Audi A3, va tokia, daužtas priekis. Nepasakyčiau, kad kažkas čia baisaus, ne? Matote, ne? Čia gavo smūgį, radiatorius nulaužė, pastumė į apačią. Šitą mašinėlę maža, pakrovė su ratais. Atrodo, viduje viskas va taip, gražiai, tvarkingai. Tikrai gerai atsilaikyti mašina. Taip atrodo galas, va žiūrėkit, kažkokią detalę dar įdėta. Va, tai nežinau, ar jinai užsiveda važiuoja, bandyt nebandysim. Langą paliko Adaro, turbūt, kad nepripelytų konteinerį. Va, galit pasižiūrėti, kažkiek buvo parduota, o pardavė draudimas. Tai va, tokia mašinėlė jau važiuos pas klientą namo, turbūt ant dienų, nes jau vairuotojas mūsų išvažiavo, matėt, su traliuku, kitu, užsikrovęs, mašinų šiandien daug, tai jie čia lakstys kiaurą parą visą savaitę. O ką, toliau mūsų laukia BMW. Va, išlenda dar mum BMW X5. Dizelis šitas, 3.5D. Retas daiktas, labai sunku tokius nupirkti. Va, šitas buvo kliento pačio, atsimenu, pirktas. Ai, va, šitas konteineris yra iš Miamio, va taip. Matot, kokie pažeidimai čia palankstyta. Va taip atrodo salonas ir žinau, kad jisai turi defektus motorą. Va, dizelinis BMW. Važiuos jisai, kiek atsimenu, į Panevėžį. Ir jau jį pamatysi ten. Ne mes pirkom, tai bijau kažką pakomentuoti, nieko daug apie jį nežinau. Va, trečioji mašina, Nissan 37Z. Greitas ir įsiutęs, o toks iš Miamio atkeliavo. Va, tai Miaminės mašinos visos. Šitas yra iš Koparto, iš privataus. O taip, žiūrėkit, kaip jisai nublukęs, ane, nuo saulės. Kaip nusilupęs lakas, va. Labai didelių kažkokių pažeidimų aš jame nemačiau. Aišku, jisai senas, pavargęs, visas kreivas, šleivas, matosi, žiūrėkit, bamperis uždėtas belekoks, nenudažytas. Va, čia kažkas įvykė, bet čia jau ją ims jaučio driftui kokiam, turiu įtarimą. Lakstys po trasą, laužys, kankins šitą japonišką žvėriuką. Taip atrodo vidus, va, žiūrėkit, kaip išgenėtas vidus visas. Va, nu ką, einam dar liko C klasė. Brauktas šonas. O kai visada rodau, bamperis, ane, visas pakapotas, jau tam nusiteikė. C300 formatikas, tai lietuviškas labai daiktas, žiūrėkit, dar šone numuštas veidrodis va, dar pridirbo va tokių visokių pabraižymų. Va, čia dar įvaryta. Tai va tokios mašinėlės grįžo šiandien, dar vieno konteinerio lauksim, bet jis atvažiuos jau vėliau. O čia blemba užklijuota, parodysiu va šitai. Va, taip atrodo salonas.